Taip, sveiki visi. Dar kartą prisijungę pasižiūrėti kokio nors StarCraft 2 mačo. Ir šį kartą matysim mačą tarp Protosų ir Zergo. Žemėlapis vadinasi Antigua Shipyard, jeigu aš neklystu. Ir mūsų Protosas bus Kobonės. Ir mūsų Zergas bus Hordeonas, kuris yra lietuvis. Ir taip, žiūrėsim, kaip seksis mūsų priešininkams, kovotojams. Taip, matom, įsispinduliuoja į kaupiamasis kristalas. Ir taip, žiūrėsim, kas gausis. Kol kas viskas gerai. Na, pirmosiam sekundėm nėra per daugiausiai apie ką pasakot, o čia geras saulės baterijos. Čia matyt mūlas yra užkastas gigantiško dydžio. Ir taip, geizeriai čia kažkokie kitokie, bet irgi fainai atrodo. Gerai, nesvarbu. Taigi, ketvirtasis sezonas yra atsidaręs. Man nepavyko niekur aukščiau persikelti, esu toliau aukse. Ir, ką, stengsiuos kaip nors gal prasibrausiu į platiną, nors ketvirtasis sezonas truks viso labo 2 mėnesius, tai nežinau, ar čia labai greitų metų pasiseks. Ir taip, matysim, kas čia bus. Čia turėtų iššokti darbininkas. Ir taip, ką mes čia matom vartai ir dujos. Ir Ford Probai čia kasa viską. Ir automatonas, taip, mūsų Hordeonas mato, kad čia nieko nemato, vadinasi, mūsų priešininkas kažkur kitur ir jis dabar jį atras. Čia yra kibernetikos centras, viskas kaip ir standartiškai pas Protosus. Ir tyrinėja čia Tranas, kas čia vyksta. Matom, vienas zondas čia blokuos galimos veisyklos atsiradimą. Matom, kol kas lingų dar nėra, bet matyt kelia savo tranų skaičių Hordeonas iki 21, tada jis turbūt išsiplės. Ir taip, kibernetikos centras. Toliau gaminosi darbininkas mūsų Protosas. Ir taip, matom, vienas lingas ir darbininkai čia bando išgraužti šitą kaupiamąjį kristalą, kad įsteigtų veisyklą. Ir jam tai pavyks, turėtų šiaip atšaukti. Iš tikrųjų nevertėjo iki galo, kad jis įsispinduliuotų, nevertėjo jį palikti Cockbones ir Cockbonesui. Ir vis tiek jau buvo labai mažai gyvybės taškų kaupiamąjį kristalą, tai reikėjo visgi gal jį atšaukti paskutiniam sekundėm. Na, bet kiekvieno aišku žaidėjo savo mąstymus savitas, taip sakant. Gal tiesiog neatkreipė dėmesį ir tiek. Jokio skirtumo. Matom, čia vienas kaupiamas kristalas, matyt, stengsis taip išsiplėsti ir kokią nors čia sieną suformuoti. Vienas lingas čia viską pastebės ir savo ruožtu Hordeonas meta ne tik kad veisyklą, bet ir tarakonų tą lizdą. Ir lingo greičio kol kas nesimato. Gal jo ir net nebus, iš viso bus viskas koncentruojama. Šiaip iš tikrųjų, jeigu dabar vien tarakonų padarytų kokių 4 netiek, ir daug, bet ir neturėtų, turi 2 fanatikus, aišku. Tada gal ir apsigintų Cockbones. Cockbones, ne? Tai pažiūrėsim Cockbones. Taip, matom kalvę. Matysim matyt patobulinimus, gal vieną kitą patranką kur nors. Taip, darbininkai pereina į kasimo režimą. Matom 5 tarakonus, greitis vis dar nėra vystomas pas Hordeoną. Ir Cockbones jau susiformavo Nexusas, matom dar 2 vartus pridėję. Tai jis gan tokia agresyvę taktiką pasirinko.
vieneri vartai ir iš karto į Nexus eina. Ir taip, matom, viena patranka bus neužteks, jinai turbūt nespės susiformuoti, iki kol šitie tarakonai ateis. Ir taip, matom jau aukštesnio lygio veisyklą mūsų Hordeonas. Ir matom, na, vienas persekiotojas, 2 fanatikai ir sargybinis. Turėtų turbūt kažkiek tai atbaidyti. Matom, drakonų šitam bus tikrai ne piragai, bet tačiau kokiamas kristalas krito, kas yra nelabai super gerai. Fanatikai prieš drakonus ne pats geriausias ginklas, tačiau dabar atsiradusi patranka ir persekiotojas, manyčiau, turėtų atbaidyti šitos visus drakonus, kurių yra viso labo 4 ir matyt, toj sumažės iki 3 ir bum, sprogs. Taip, liko 3 tarakonai, automatonas čia stengiasi padėti sargam, bet nelabai gaunasi. Ir, na, gal biškutį be reikalo spinduliavo tos fanatikus, tos persekiotojus, bet prieš 3 tarakonus jau daugiau čia nieko nepadarys. Kita vertus ir nežino mūsų kokobaunas, kas dedasi pas mūsų zargą. Nors viena vertus tik tais 3, jezu, kokie čiuptuvai. Vienu žodžiu, tik 3 yra 5 tarakonai, be jokio pastiprinimo, tai matyt nevertėjo persistengti ir spinduliuoti šitų persekiotojų, kiek gal kainuoja, na, nepigus, iš tikrųjų nepigus. Ir taip, žiūrėsim, taip, kažką ten kūrė mūsų Twilight Camps, į Saulėlydžio darybą. Vadinasi, matysim turbūt Blink persekiotojus arba fanatikų greitį vystomą. Nežinau, abu variantai pusėtiniai iš tikrųjų. Fanatikų greitis galbūt nėra pats būtiniausias dalykas. Ir persekiotojų blinkas tai būtų visai neblogas, iš tikrųjų čia gali visur blinkinti pirmin atgal. Ir būtų tada ne piragai mūsų Hordeonui. Taip, matom, greitis jau yra išsivystęs ir yra vystomi prižiūrėtojų greitis bus didesnis ir maišai krovininiai gabenimo, taip sakant, galės permest kokių lingų, ar čia tarakonų kur nors išmest, ar dar ką nors, ar penelingų dropus daryti. Taip, kol kas inkom, pažiūrėkim, Zargas pirmauja, nors aišku Protosas iš 2 Nexusų spinduliuodamas, aišku jis jų nechronu bus, kaip ten laiko greitinimas, žodžiu, kažkodėl taupo energiją, kuri yra jau po 100 susikaupus, nelabai suprantu kokios problemos. Čia persikė, taip, matysim vienas žvalgas čia, stebėtojas, ištyrinės, kas čia dedasi, o dedasi 5 vartai, robotų gamykla ir Saulėlydžio taryba. Ir taip, tiesiog pažiūrėsim, kas Saulėlydžio tarybai, nei greitis, nei blinkas nėra vystomi. Matom, žuvo šnipas. Pas zargus labai smagus daiktas. Matom, fanatikų persekiotojų kojos, fanatikų tai yra kojos, išvystomas bus didesnis greitis. Ir matom vienas krapštukas čia. Taip, čia jau 2 krapštukai. Na, kol kas nieko nestandartiško, viskas gan normaliai einas. Matom, hidrų spygliai šidėjo vystomi, galėsi dabar iš toliau šaudinti. Hidros mūsų, štai matom netgi 2 krapštukai. Ir taip, žiūrėsim, čia yra kažkur, tai taip. Stebėtojas kokių nors patobulinimų eina, jau vieną ginklų patobulinimą turi, mūsų kokobaunas, ir labai jau daug vartų pridėjo ir tamplierių archyvai, kas bus veikiausiai į tamplieriai su audrom, ir štai matom, ruošiasi Hordeonas numetimui hidrų tarakonų. Iš tikrųjų, hidrų tarakonai yra labai geras dalykas prieš visus karinius vienetus, kurie išeina iš varto. Ir čia yra fanatikai, iš tikrųjų labai geras mišinys. Yra štai ir lingai bus kaip ir sugers visą tą smūgio jėgą, fanatikai, visą kitą, kol hidros ir tarakonai čia bandys išdaužyti viską. Ir sakyčiau, jeigu užklups netikėtai, turėtų gan nemažai žalos pridaryti Hordeonas kokobaunui,
Ir Hordeonas tuo tarpu įspinduliavo 5 dar vartus prie savo 5 turimų ir jau turės 10 vartų. Ir matom, ima plėtinė, kuris to jau beveik susiformavo. Ir Ingom D tai pirmauja, čia mūsų Hordeonas. Ir žiūrėsim, ar pastebės, kol kas dar nemato. Matom, 2 tamplierius įspinduliavo, bet jie neturi dar audros išvystytos ir išvis net nevystoma, tai tikriausiai bus Archontas, bet kol kas jokių Archontų nėra, čia jėgos laukai iš tikrųjų padedantis labiau Hordeonai, kadangi fanatikai dabar niekur negali nueiti ir nieko negali žudyti, o juos tarakonai ir hidros iš visų pusių šaudo, taip kad iš tikrųjų čia tokie labai prasti buvo jėgos laukai. Na dabar jau pusėtin, tarkim, bet vis tiek hidros su nuotoliu yra išvystytų, jos šaudo iš toli. Ir matom, fanatikai jau nei vieno neliko. Ir jau turėtų šiaip prižiūrėtojai eiti iš čia nešt kudašių. Vienas prižiūrėtojas žuvo, antras žuvo, trečias žuvo, ketvirtas žuvo, penktas žus, o dieve, penktas, šeštas ir, na gerai. O dieve, visi prižiūrėti žuvo. Na, čia Hordeonas šiek tiek susiparnė, taip sakant. Ir matom, jis jau vysto savo vystyklą į pačią aukščiausią lygį. Ir neatsimenu, kaip jinai ten vadinas. Avilys turbūt. Ir prarado labai daug prižiūrėtojų. Kas aišku, na, ekonomiškai pirmauja. Matom, palidovas čia viską mato. Koko Baunas mūsų. Ekonomiškai pirmauja, aišku. Hordeonas vis tiek, nu, tų prižiūrėtojų nereikėjo 6 ir 7 prarast, tai yra 700 ir tai 600 mineralų praradimas, kas yra, na, tikrai ne į naudą. Na, bet kuriuo atveju. Štai matom spindulinę prizmę ir jinai tuščia yra. Nežinau, jinai kažką buvo įspinduliavus, ne, matyt, nieko nespėjo įspinduliuoti. Iš tikrųjų, protosim reikia dažniau naudoti šitą daiktą. Ir na, žiūrėsim, kas čia gausis. Matom, hidros čia pasiruošęs kažkas suspjaudėt, matom, 2 krapštukai iškart yra numetami, kad jokių čia nesąmonių nebūtų su spinduliniam prizmėm. Čia yra 2 krapštukai ir dar 2 formuojasi, o pagrindiniai bazėje nieko nėra, na, vienas išpilis tai tik formuojasi. Kur ta prizmė dingo? Nusiprizmino kažkur, tai gerai, jokio skirtumo. Gal čia kur nors? Ne. Nu, čia matom dar 2 krapštukai. Gal numušė tą prizmę? Na, nesimatom, kur ta prizmė nukeliavus, matom dar grybienos likučiai dar yra. Protoso bazė ir iš tikrųjų, va, tamplierių archyvus buvo sunaikinę, dabar tik tai Audra yra pradedama vystyti. Ir taip, šiokios tokios žalos įnešė. Sulašėm hotis. Ir palauk, reikia užrašyti, ką čia. Hots, palauk, biskį. Taip, įmečiau tokį filmuką, kur vienu žodžiu yra custom game'as, kur galima sulašti, tarkim, hots. Nėra ten tik tiksliai atkurti modeliai, tačiau yra atkurti tikslių modelių kaip ir gebėjimai, tai yra netikslių modelių. Ir vienu žodžiu galima sulaužyti hots jau. Ir taip, aišku, ten yra daug bugų, bet tiem, kas nesulaukia išmėginti tos naujus gebėjimus, tai manyčiau visai geras dalykas iš tikrųjų. Ir taip, bet atveju. Taip, Archontai čia įsispinduliavę, Audra yra vystoma, tačiau nei vieno tamplieriaus nėra, kas yra nesuper. Bent jau kiek iš profesionalių žaidėjimų esu matęs, tai nieks neįspinduliuoja Archontų, iki kol neišmeta, nu, 1-2 Audrų. Tada iš karto įspinduliuoja Archontus, jie gan greit susiformuoja, taip kad iš karto iš anksto vystyti Archonus. Na, viena vertus tai gal ir būtina buvo, nes pasi dabar armija pas Koko Bauną yra žiauriai nekokia, yra žiauriai maža ir, o dieve. Ir jis patobulinimų faktiškai, nu turim, matom, į 2 ginklų patobulinimą ir 1 jau šarvų patobulinimą, tačiau savo ruoštų Hordeonas jau išvysto trečiosios kartos mūsų skydus ir nagus ir vis šarvus ir visą kitą. Štai matom spindulinę prizmę, gal jinai čia kažkur bimbinėja, laukia. Na kodėl, jinai galėtų čia kažkur įsispinduliuoti, tarkim, kad ir čia.
ir šitą špilį, didį špilį sunaikint, ką matysim turbūt dabar ir darys, ne? Ir, čia krapštukas neblogai yra nusistatęs, bet susikoncentruot ugnį ties špiliais ir būtų viskas labai super. Ir matom, spėjo padaryti dar 6 Broodlordus. Hardonas prieš prarandant savo aukštesnį didįjį špilį. Ir taip, gal nebloga iš tikrųjų ataka pas Kokobauną. Ir jis dabar iš karto ima vieną plėtinį ir antrą plėtinį. Ir savo ruoštų irgi Hardonas dar vieną plėtinį ima ir netgi auksą pasiėmęs. Bet dabar matysim puolimą, lingai ir Broodlordai. Ir dar krūva, aš dabar žiūriu kažkokia čia išsimaksinęs jau Hardonas, kažkaip lingai ir Broodlordai, tai čia ne viskas maksimum, bet matom dar krūvą hidrų ir tarakonų. Ir šitą armiją iš tikrųjų neįspūdingai atrodo, ypač žinant tai, kad tik tai 150 yra išmaksinta iš armijos. Ir taip, 3000 yra. Galėtų bent jau fanatikų spinduliuoti ar kažko, tai matom, vartų yra, bet tai kas iš tų vartų, jeigu nėra kariuomenės. Spinduliuok, ką nors. Nieko jis nenori spinduliuoti. Matom, 2 tamplieriai yra. Ir tiesa, čia nelabai bus prieš ką naudoti tos jėgos laukus. Aš tai matom daugybę archontų, kurie prieš Broodlordus bus bejėgiai, sakyčiau, nes štai matom ryštasi Kokobaunas puolimui. Jis iš tikrųjų neturi ką prarast, arba pabandyti prigauti zargą, arba žūt. Tai jis bando prigauti, matom, audros ateina, tačiau, hidras galbūt ir ištirps. Tačiau tarakonai tikrai labai daug nepajus. Savo ruoštų Hardonas ruošia puolimą čia su lingais vien, kurie grauš pagrindinę bazę. Tuo tarpu, kaip ir sakau, pabandė prigauti Kokobaunas Hardoną ir jam tai puikiai sekasi. Broodlordai ir visa jo armija čia ištirpo, tačiau tiesa, yra krūva lingų dabar jo bazėje, gal net tiek daug, kiek čia gali būti maksimum 24 kokie. Matom, visi persikėtojai žus. Ir nežinau, galbūt jeigu tas darbininkais galima susikoncentruoti, čia jų krūva yra iš tikrųjų. Susitvarkys iš tikrųjų mūsų Kokobaunas, kas yra iš tikrųjų stebėtina ir labai įspūdinga, netgi sakyčiau. Iš tikrųjų, šitą archontų tai darantis dar kaip čia smūginė ta banga visa iš tikrųjų daro savo darbą. Ir sakyčiau, netgi tos kelios audros irgi šiek tiek aptirpdė hidrų skaičių ir tas irgi labai stipriai ženkliai padėjo. Tačiau, matom, didysis špilis jau formuojasi pas Hardoną ir čia teršia mūsų protosų aplinką Hardonas. Ir matom mutalis, kurie bus naudingi prieš... nelabai žinau prieš ką. Tiesiog mutaliskai matyt buvo išgauti dėl to, kad bent jau gynyba iš tikrųjų čia ne tiek puolimai. Galima iš tikrųjų pamėginti. Aš tai matom, lingai čia viską sugrauš. Įdomu, ar adrenalino liaukos tas išvystytos pas kur tas plaukimo baseinas štai. Ne išvystytos, o šitą daikčiuką būtų labai neblogai. Mano kompas miršta. Išvystyti, kadangi zargų greitis tada neatsipk. Kadangi zargų greitis tada puolimo padidėjo 20%, kas ženkliai padeda naikinti pastatus. Matom, Kokobaunas iš tikrųjų kaip tikras didvyris, taip sakant, užpuolė čia, bet iš tikrųjų labai prastoje vietoje užpuolė. Ir matom, neblogai iš tikrųjų hidros tirpsta, bet dabar archontai turėjo priekį stovėti ir daužyti hidras, o ne atvirkščiai. Ir taip, galbūt šitą mūšį ir numės, nors ne, galbūt ir nelaimės. Čia daugybė yra Broodlordų, nors, persikėtai ištirps iš tikrųjų per daug čia tų Broodlingų, kaip jie ten vadinasi, jaunikliai. Ir matom, pastiprinimas atbėga iš Hardono pusės tarakonai, čia iš visų pusės apsupo mūsų persikėtojus Kokobaunų. Ir taip, Hardonas apsigynė sėkmingai, tačiau Hardonas jau yra maksimaliai išvystęs savo armiją ir armijos kiekį jau atsistatęs absoliučiai. Tuo tarpu
Tuo tarpu per pusę yra silpnesnė šiuo metu Kokobauno armija ir matom dar vienas lingų numetimas vyksta jo pagrindinėje bazėje. Tas privers jo visą armiją atsitraukti, savo ruoštų galėtų ir užpult. Hordeonas, aišku, jūs dabar matyt koncentruositės pagrindiniais pastatais, na čia ne pagrindinis pastatas, bet vis geriau negu nieko. Robotų gamyklos žus, nors iš tos robotų gamyklos nieko kaip ir nebuvo atsiradę, na nebent porą palidovų. Ir taip matom, savo ruoštų įspinduliavo Kokobaunas kelis fanatikus čia papjaustyt darbininkus, bet jam tai nesuper pasisekė, kadangi atviliojo visą armiją tarakonų ir brudlordų, arba kitaip tariant karalių. Ir taip matom dar vieną vysiklę ima Hordeonas ir taip, kas čia vėl teršia. Matom, šitą bazę išnyko visiškai, bet ir na, priešinas iš tikrųjų Kokobaunas kaip tik gali. Sakyčiau, gan neblogai priešinas. Aišku, tarakonai su maksimaliais išvystytais rūgšties ten atakom ir visom kitom, tai yra gan sudėtingas dalykas atlaikyti. Matom tik vieną bazę kasama dabar pas Kokobauną ir matyt visi šitie fanatikai ir darbininkai dings nuo šitos žemės paviršiaus. Matom čia 3 persekiotojai, čia kaip tikri didvyriai, nu štai matom atkreipė dėmesį kažkokią tais, kol visą armiją atvyks siaubas. Ir darbininkai čia stovi laukia savo mirties, kas neišvengiamai artėja. Iš tikrųjų patobulinimai dabar stipriai padeda Hordeonui. O brudlordai čia dar iš vis užbaigs visą reikalą. Na, audros čia yra santykinai geras dalykas, bet prieš tarakonus su maksimaliais šarvais, tai nežinau. Na, bent jau pabandė, taip sakant. Ir, na taip, šiuo atveju jau turėtų sakyti GG mūsų Kokobaunas, nes jis jau visiškai nebet, nu, dar turi kažkiek tai mineralų, bet 36 ant 100, nu to, pasižiūrėsim, Ctrl A. Štai, matom, 15, 19, 23, 30 karinių vienetų turi mūsų Kokobaunas, na, 40 ir 116 Hordeonas. Taip kad Hordeonas jau dabar gali tiesiog įžygiuoti ir pribaigti šitą viską, ką turi Kokobaunas. Ir jis jau beveik nieko neturi. Ir taip, matom, dar vienas kaupiamasis instalas čia greta, iš tikrųjų susimiliuot keli fanatikai ir čia viskas supjausia. Nors kita vertus, matom, šimtai tarakonų ateina, kad sunaikins šitą daiktą. Na bent jau aš taip spėjau. Tai pažiūrėsim, ar iš tikrųjų. Ir taip. Aš taip spėjau. Gerai, matom, dar vienas darbininkas čia bandys... Taip, bandys žūt, matyt, nes daugiau čia nieko jis negali pabandyti padaryti. Ir tik neaišku, nuo kurio lingo žus. Negalim statyti lažybų, man atrodo, nuo šito. Ir... Na. Aš atspėjau. Ok. That was fun. Matom spindulinę prizmę, kuri čia... kad ir kai spinduliuos, čia niekas neparsiverš labai toli. Kiek čia daro žalos? 25 prieš šarvuotus 30. Ir 2 skydai. O kodėl iš tikrųjų skydų? Neskydų, o šarvai. Nesivysto, kai kartu vystoma yra. Ir gyvūnams kitiems mūsų šarvai. Nesąmonė kažkokia, bet kuriuo atveju. Ir... Taip, žiūrėsim, kas čia bus. Kas čia, viskas čia aišku, kas čia bus šitiem bahūram šakės. Na gerai, šitam plėrį, na. Reikėjo iš tikrųjų bent po vieną audrą numest. Ir... Iš tikrųjų, oi, dėja, reikia jau baigti šitą kovą, nes jau čia jokių šansų iš tikrųjų patosi. Matom, čia fanatikui spinduliavo ir... Jo. Zargas mūsų Hordeonas turi 10 000 mineralų, tai manau viską pasako jau. Ir nereikėjo atsitraukti, jau užsimaksinęs, viskas jau pulk ir viskas. Jo armija dvigubai mažesnė negu pas tave. Matau, vienas brudlordas čia bandys priviliuoti tą visą armiją. Vienu žodžiu, čia jau baigti reikalai. Taip sakant, galim pažiūrėti, kaip čia lervos yra. Oi. Taip, nemažai lervos, taip. Na, matom, pagaliau ryštasi Hordeonas pult. Ir... Štai matom, Archondas vienas pirmas bėgo ir pirmas ir žuvo. Ir, na, iš tikrųjų čia be šansų Kokobaunui.
Jis jau seniai turėjo sakyti GG, bet na, viltis miršta paskutinė, ne? Ar viltis tam durnių motina. Taip sakant. Ir viskas, neturi kasimo jokio absoliučiai. Mūsų koko bonas, jis turėtų jau sakyti GG, nesakai. How do I deal with blue doors? GG. Like you did. Na, iš tikrųjų, su broodlordais galima susitvarkyti vakuminių tų naikintuvų pagalba. Aišku, kai vien tik vartiniais kariniais vienetais eini prieš zargus, tai tikėtis laimėti yra gan sudėtinga, na. Aišku, kiekvienam savaip čia suprantama yra. Na, bet kuriuo atveju. Tikiuosi, kad patiko.